Jau daug metų mūsų technologijoje yra skystos trąšos ir tame tarpe ir lyderis. Tiek birios trąšos, tiek skysto trąšos yra sudėliotos taip, kad kiekviena turėtų tiek azoto, tiek saros gerą santykį. Tai tas efektyvumas išgaunamas pačio azoto yra ir mažiausiai pakenkame gamtai. Mums labai yra svarbu užauginti tą derlių kokybišką, gerą, bet ir nebrangų, kad mes galėtume konkuruoti, nes mums reikia parduoti pasaulinį rinkui savo grūdus, kad mes galėtume konkuruoti su kitų šalių ūkininkais. Ateina laikotarpis, kai gamta keičiasi. Ir sausrų periodų daugėja. Tada įsisavinti, ištirpti tą biriai trąšą yra sudėtingiau ir naudojant skystas trąšas, tas procesas vyksta kur kas greičiau. Turim puikius purkštuvus, vienas dalykas. Kitas dalykas, todėl kad paskleidimas yra labai tolygus ir mes turim galimybę paskleisti kintamą normą. Pas mus yra azoto jutikliai, kur labai tolygiai ten, kur reikia, paduoda tiek, kiek reikia tos trąšos ir niekur neįsibarsto kaip biri trąša prie upelių, prie griuvių, prie kelių. Tiesiog viskas, kas reikalinga, papuola į dirvą ir todėl galim mažinti jos normas, nes kaip lyderio pavyzdį paėmus, kadangi yra tiosulfatas, ta mineralizacija yra ilgesnė, tai mūsų mikroorganizmam, kurie yra dirvožemy, mažiausiai kenkia, įsisavinimas ilgesnį laikotarpį vyksta. Tai kai tu pasirenki gerą produktą ir tiksliai laiku jį panaudoji, tada išgauni maksimalų efektyvumą ir gauni didžiausią pridėtinę vertę.